Ne, tai aš tau rodžiu, žiūrime, kaip reikia šluoti. Matai, kokia šluoti? Tu ją va taip nepašluosi, kaip tu šluoji. Čia reikia stumti, va. Matai? Kažkaip aukštas, ilgas, tu galėsi šluoti toliau taip nuo savęs. Gal aš labai negražus išrodau, kad jūs taip mane kritikuojat? Aš tas nekritikuoju, aš tave mokau. Aš tave mokau, kaip reikia šluoti. Esat mane sakėt, oi, aš aukštas, reiškia, nu tai gal todėl, kad negražiai atrodo. Ir ūgis yra gražu. Gražu, kada vyras aukštas. Čia nepykit. Nu, važiuojam tada. Taip. Gerai. Rimai, sveikas. O kas atsitiko? Ar atsitiko kažkas? O ko tu liūdna? Taip niekad nebūna. Viskas tvarkoj? O kaip dabar lakantuose gerai? Gerai, ko lakantuose? Neliūdė, gerai. Tu dirbtuvėlė šitą.
ankstyvoje vidury mūsų repeticijos. Kas nutiko? Aš paskui prireikė. Va, ir neišeina mūsų groti. Gerai, tada pabandom antras kartas. Gerai? Antras kartas ir iškart jūs sustoju. Palauk dabar savo eilės. Liutėlė, palauk. Antras kartas. Pasiruošę? Iš karto. Jozai, sveiki. Neišprovokavau. Įmonė išprovokavau. Oi, klausyk. Čia mūsų Laura išaugino. Suplokim, nu kaip gražu. Ai, kokia patekė. Nu, ne. Rimai, kas? Jisai paskui sako, tai man to. Reikia. Dvi. Nu, kas ko nori atsigerti? O taip. Nu, jau įsijauti, kad supranti jau, kas čia yra, kas čia atvažiavo.
Mane ir graužia tas dalykas, o kur dėsi jo? Gal neapsimoka gaminti daiktų? Pirkėjų ne taip daug, mažai. Gal kam nors padovanosiu, bet nežinau jau kam gal, ar bus kam padovanoti. Ateis kas nors praktikančių kokių jo, gal kam ir galėsi. Jo, gal. Gal galiu padovanoti vyrėjams, kurios dirba čia šitose namuose. Nežinau, gal galiu, o jeigu jos turi, tai ką? Gal jos turi, va tokį šaukštą. Nelabai. Nesigauna. Timo kvartale, Timo kvartale. Vis peikėm tą žiemą, kad šilta jo ant vasario prašau. Dabar šalta. Kad dabar šalta. Buvo šilta negerai, dabar šalta negerai. A man patinka, kai tokia žiema. Man irgi patinka. Ja. Aš noriu atsipūsti, pailsėti. Jau gana man dirbti. Gerai. Aš jau pavargęs. Atsipūsk. Jau neišeis labai stipriai, jau pavargęs. 50 iš kavos. Nu kiek kartų? Nu, 71. Daug? Kairė, kaip nekeista, kairė nugalėjo dešinę. Kodėl tai? O, su kairė stipriau, 112. O, čia rekordas turbūt tavo, jo? Ar ne rekordas? Bet labai jau sunkiai tikrai. Bet kad labai sunkiai gal nesiskaito. Taip. Esu mėgėjas, toksai svajotojas, toks mėgėjas esu jo. Toks. Prašiausiai mėgstu svajoti, kad su kaunu nors bendraunu, kalbuosi. Jo. Atsistoti, pavyzdžiui, valtyje. Va čia valtis ir pasirkloti. O mes čia tik tai vas. Arba tinklą mesti iš valties. Jo meti tinklą ir žuvauji, pavyzdžiui. Tėve, kuo vaidinsim? O vaidinsim... Kuo mes vaidinsim? Vaidinsim vienoj bažnyčioj, Lazdynuose. Ir važiuosim į Kauną. 2 kartus vaidinsim. Į Kauną? Taip. Asigin vadasi. Negali mėgi, oi, koks medis, nepasiduoda, vėl į viršų kyla, tu pažiūrėk, koks medis. Oi, Martynai, čia dar galėtų dar, o čia vėliems ir nukrito.
Labai geri medžiai buvo, jo. Kaip tu va dabar galvoji, nori būti poetas, nori svajoti, išliet save. Išliet, jo. O galbūt artistų nori būti irgi. Labai gerai vaidinti, ir tu labai gerai darai, tau nepadeda teatras. Teatras tai kažin. Kažin padeda, ar ne? Bet tu puikiai darai, tu tuo metu tikrai apie nieką negalvoji. Padeda mėtymas į krepšį, man padeda. Tavo konkretus fizinis darbas labai. Man padeda. Taip. Aš... Nu, bet žiūrėk, eilėraščio kūrimas, tai nėra fizinis darbas, bet tu kūrybo išsilieji. Tu sakai, fizinis, bet tau eilėraščiai yra labai daug. Poezija tavo. Jeigu labai ką mąstau, tai norisi įsilieti. Nu tai va, tai tau padeda ne tik fizinis darbas, bet ir kūrybinis. Labai Rimas. Rimas. Silvija, A kavos, dabar viskas, dabar geriam kavą. Jam pilna pripilti, jo, kad jis nedurnėtų. Pilna. Išgerk. Pilnesnį dar. Jam stipresnį galima gerti. Vaiką. Jak mama. Lengvas gyvenimas yra sveikesnis negu visą laiką su filosofija. Religija, filosofija, tai tik tai sunkiau nuo to. Blogai filosofuoti. Kankinimas tik tai išeina pats savęs. Lengvas gyvenimas yra sveikas. Lietuviais esame mes gimę, lietuviais norime ir būt. Tą garbę gavome, užgimę, jei ir neturim leist pražūt. Pakartojam dar kartelį, gerai? Lietuviais esame mes gimę, lietuviais norime ir būt. Tą garbę gavome užgimę, jei ir neturim leist pražūt. Šaunuolį. 1, 2, 3, 4. Lietuviais esame mes gimę, lietuviais norime ir būt. Tą garbę gavome užgimę, jei ir neturim leist pražūt. Taip, teisingai. Na, pabandom su muzika. Pabandom. Pačią pradžią lietuvių. Lietuviais esame mes
paklausyk, Bet Donatai čia labai į temą vasario 16. Man tu daugiau norėtų karinės istorijos. Karinės istorijos. Čia yra irgi karinė istorija. Aš protė, aš nemėgstu. Nu ką tai? Eglutė, ar nori dar savo dėlį? Ne, aš ne. Mes su biuru pasidėsim. Vienas. Jolanta, ką darysim? Darysit? Ar perrinsit? Dabar užuosim. Čiučiut Perrinsim. Čia šitas Ką? dalykas patinka. Pasižiūrėk. Nu, užaugo. Penki metų mokė mane suškuoti. Tavęs sušukuoti? Žiūrint, kaip Klausimų. susigalvoti reikia. Pagrebanuoti, net daryti. Šukuos labai Pagrebanuoti. mažus. Būkit nereikia nieko. Taigi jinai moka pati. Bet tau labai patinka patarnauti, ne? Ačiū. Kai man patinka, visą šviesą. Daug šviesų. Daug šviesos, ane? Viskas matosi. Galima bus išsirinkti laką, kokį norėsi, ne? Nu, pažiūrėsim, ar gražiai O valyti. kodėl vakar neįsiplauna? Dar reikia valytis. Kaip sigutė klausimą, kai plauni koinaitį, kodėl vakar neįsiplauna? Kodėl lakas neišsiplauna? Kai pavyzdžiui spalvė savo drabužius. Dėl to, kad jis lakas tam ir padarytas, kad nenusiplautų. Buvo man trupykla šukuosena padaryta. Jo. Už 15 litų. Prie senelių vestuvės antrųjų. Jo. Buvo senelių antrųjų vestuvių. Kvote. Jo, ir taip labai gražiai tapo ir padarė tą šukuoseną. 50 metų kartu, kai gyvena. O čia gerai, kai gyvena 50 kartu. Gerai. Ramutė, tik tai per daug nenutrumpėkit, kaip muzikantui, žinote, paskui ne fasonas bus. O ką tau reiškia grožis? Man nuotaika pakelia. Nuotaika pakelia. Kai gražiesi. Ir visi sako, kad tu esi graži. Man šiaip patinka kosmetikos. Apžiūrinėti, ne? O kvapai patinka? Kad? Kvapai patinka. Ir pačiai viską išmėginti patinka, ne? Ir dar kitus padažyti patinka. Ne, baisu. Baisu. Bijau kitų žmonių, kito žmogaus veidą sugadinti. Bedažydama. Viskas? Gerai. Nu, tai. Žiūri, man atrodo. Katra nori laką šitą. Žiūrėk, yra dar va čia tokia spalvelė ir yra va šitos, kurios nori. Ir kai šitos nori, aš taip ir galvoju, kad šitos norėsi. Taip kažkaip palauk, reikia mums rasti grožį. O jie, apie grožį negaliu gyventi. Jeigu grožio nėra, tai mirtis ateina. Jeigu grožis yra, tai gyvenu. Ir gyveni. Trauk. Šitas patinka. Baisus, baisi spalva. Atgauti. Varysimės. Tu norėjai, kad tau tvirtai laikytų, tai aš man atrodo. Save matai? Matau save. Kad tu gal taip laikai? Šiaip savo. Ai, šiaip savo. Ir kaip grožis. Labai gražu. Labai gražus labai. Verta buvo stengtis, taip? Puikiai atrodo. O, ir atsė kaip fainai atrodo. Aha.
Його ніце не щелкти. Per silpnai sigutė. Per silpnai, ne? Mhm. Pabandysiu stipriau. Palauk, nekliudyk, nekliudyk. Aš čia tai pabandysiu stipriau. Gal blogai sėdi. Nu, šaunuolė. Sigutė, turi man įsirinkti. Imk įsirink, ką tu čia nori. Aš tik tai šukas paimsiu, gerai. O tu jau rinkis, gerai. Jūratė, man šeštadienis laukia laiminga diena. Brolis grįžta. O, Džiaugiuosi. Aš meldžiu Dievą, kad sveikas gyvas grįžta. Tai jau grįž. Tai kogi dabar tai? Grįž, žinoma. Dovanų turbūt labiausiai laukia. Ar ne? Sako, prašau, telefon, jau tik neraudok, jau tik tai vieną dieną, vieną vakarą pabūti be manęs. Gal tai brolis sakė? Vakar telefonu kalbėjai. O, skambino. Aišku, aišku. Tai atostogoms ar visam laikui? Jisai buvo, tenai buvo važiavę darbo ieškoti. Ir rado. Radom, nepatiko grįžti, apsigalvojo. Tai kadangi šeima yra čia, tai yra žinoma sunku. Balandžio mėnesį. Išvažiavo, ne? Ne, grįšiu šeštadienį, bet balandžio mėnesį žmona laukėsi. Pavukas auga. Tu gal geriau pasižiūrėk dabar jau pirmą į veidrodį iš tolo. Palauk. Nelabai matosi be šitos. Ar gerai? Atrodo. Patinka? Nu, Jauti kvapą? jaučiu. Oi. Jo, langai. Jo. Ate. Jo, taip jau. A, jo, taip. Švęs Valentino dieną? Kokios yra mūsų? Žinau. Ir pradėsime nuo labai gražaus eilėraščio, kurį parašė Martynas Šimkus, skirtą Valentino dienai. Aš taip išmąsčiau, reiškia, kokia meilė yra laiminga, o jeigu myli kas nepriklauso, tai jau čia meilė nelaiminga. Nu, štai. Jeigu myli, siela dainuoja, jei myli draugą, išdidžiai triumfuoji. Jei myli draugę, nugrimsti, nupuoli, tačiau taip dūšia beprasmiškai kloji. Mylėki tą, kas tau te priklauso, bet ar širdis ko kito gal trokšta. Ramybės laimės taip reikia linkėti, kad nuo kitos meilės netektų kledėti.